Namų tekstilė – jaukios kalėdinės dovanos jums ir jūsų namams. Labas rytas, Lietuvos ryto televizijos žiūrovai. Čia laida Švarūs miestai. Keliauju susipažinti su Agota, kuri yra šunų dietologė. Pasikalbėsime, kiek ekologijos gali būti šunų mityboje. Sveiki, Agota. Labutis. Malonu susipažinti. Man taip pat. Jūs esate šunų dietologė. Skamba įdomi, ar ne? Skamba labai įdomi. Kas tai yra per profesija? Iš tikrųjų, tai Lietuvoje ir gal net Europai nėra tai yra taip populiaru. Kaip Amerika, aš pati labiau Kanadai mokslus mokiausi, tai čia irgi toksai gal Europai reikėtų vis daugiau ir daugiau. Bet iš tikrųjų labai panašiai yra, kaip mes turim daktarus ir turim dietologus žmonių, ar ne, gyvenime. O jūsų pačios gyvenime, kada ir kaip atsirado ši profesija? Turbūt gal 10 ar 8 ar 10 kažkur metų tokio jau senumo visas šitas reikaliukas, kad aš prieš tai turėjau, vat kaip yra Lola, tai buvo jos probabė vadinosi pasirodo, buvo Eli. Ir Eli pas mus pateko, kai jai buvo 7,5 maždaug metų. Ir jinai turėjo širdies, žodžiu, vožtuvų nesandarumą. Ir mums daktarai pasakė, kad geriausiai kiek jinai galėtų išgyventi yra vos kelios savaitės, nes jinai turėjo tokį stiprų priepolį. Ir aš pradėjau daugiau apie tai domėtis. Ir iš tikrųjų man pagelbėjo dabartiniai mūsų mentoriai, kurie yra iš Kalifornijos. Ir va iš ten mes pradėjom kaupti žinias ir jie sako, kodėl tau nepabandžius pasibaigti tam tikrų mokslų, jie buvo online. Ir taip kažkaip pradėjau daugiau ir daugiau gilintis. Ir kai mes pamatėm, kai pradėjome datuoti ir papildus, ir mitybą, ir viską, ir Elis su mumis išgyveno 3,5 metų, beveik 4 metus. Ir sakom kažkaip, kodėl rinkoje nėra tiek daug tos pasiūlos, va tokio šviežio, natūralaus maisto. Ir tuo metu aš turėjau 5 šunis, apart tos mažytės čiuvavos. Ir buvo dideli tokie vokiečių viganiai, vipetas, mopsas. Ir mes viską šviežią maistą gamindavom patys. Tai žodžiu, kepenis, širdis, plaučiai, viską ten mali, parcijuoji, šaldai. Šaldytuvė pilna kraujo pribėga. Nu, žodžiu, labai toks nefainas reikalas. Ir mes tada turėjom tokią idėją, aš anksčiau dirbusi su šokoladu esu, kad mes naudojom liofilizuotas daržovės ir vaisius. Ir takom, kodėl nepadaryti liofilizuoto maisto, kuris išsaugo visą maistinę vertę, bet šeimininkam nebėra to tokio atitirpinimo, porcijavimo, malimo ir viso tos, nu, tiesiog maklevos. Ir va taip tada gimė tas ir mūsų maistas. Savo kailį švelnus. Tau nešalta? Ką? Nu, tai kokį mažytį. Kiek jinai sveria? Nu, apie 3 su biškiu. Vienas iš 2 šunų per savo gyvenimą susirga vėžiniais susirgimais. Tai yra pusė. Tai yra labai didžiulės statistikos, kurios rodo, kad reikšės mes kažką darom ne taip. Ir problema gal yra tame, kad mūsų kaip ir augintiniai yra labiau mėsėdžiai vis dėlto. Tiek jų ir žarnynas, tiek visas sakantis dantis, jie yra pritaikyti valgyti mėsai. Ir sausam maiste yra itin daug angliavandenių. Jeigu pasižiūrėsite sudėtį savo augintinių maisto, dažniausiai 1., 2., 3. vietoje matysit kukurūzus, matysit bulves, ryžius, žirnius. Ir va tas atsitinka, kad tas didžiulis angliavandenių kiekis kelia gliukozės kiekį mūsų augintinių kraujyje ir mes susiduriam tuomet su diabetu, dažniausiai su ilgalaikiu, jeigu ilgai maitinam augintinį, susiduriam su vėžiniais susirgimais. Nu gerai, atsiprašau. Vai. Gerai, aš pabandysiu. Tai Lala, eikš, Lala. Jinai dabar turi kur atsiremt, būna ant 2 kojyčių, taip, eikš. Negali vieno dalyko pritaikyti tam pačiam šuniui, kaip ir tam pačiam žmogui. Tai vat su natūraliu maistu, su tam tikrais papildais, tu gali padaryti tokias lentynėlės, kad kiekvienam augintiniui būtų ta gyvenimo kokybė kuo geresnė.
Na, o dabar pakalbėsime apie vėjo jėgaines, kurios yra labai svarbios siekiant tikslo, kad Lietuva taptų energetiškai nepriklausoma, o taip pat jos gali prisidėti ir prie švaresnės aplinkos bei tvarumo. Dėmesio į ekranus. Šiais laikais ypač svarbu stiprinti šalies energetinę nepriklausomybę, todėl nėra geresnio pasirinkimo nei tvari ir atsinaujinanti energija. Pagal energetinės strategijos planą Lietuva iki 2050 metų turi pilnai apsirūpinti reikiamą energiją iš atsinaujinančių išteklių. Planuojamas pagrindinis tvarios energetikos šaltinis – vėjas. Apie vėjo jėgaines ir atsinaujinančią energetiką pasikalbėsime su kompanijos Inikti įkūrėju ir vadovu Aivaru Stumbru. Pati įmonė pradėjo savo veiklą 2012, tai jau esame rinkoje apie 12 metų. Žingsnelis po žingsnelio judėjome vėjo energetikos rinkoje ir šiandien dienai galime pasiūlyti iš esmės visas paslaugas, kurios reikalingos. Teikiame tiek serviso paslaugas, tiek jėgainių montavimo, išmontavimo, aptarnavimo, detalių. Taip pat atliekame visus rangos darbus, tiesiant kelius, įrengiant pamatus ar inžinerinės infrastruktūros dalykus. Turime kompanijoje veikiančias elektrinės, kurios gamina švarę žalią elektrą jau pakankamai senai ir esame didžiausi vėjo parkų vystytojai Lietuvoje. Vėjo jėgainės yra neatsiejama švarios ir tvarios energetikos dalis. Jos ne tik gamina žaliąją elektros energiją, bet ir dėl galimybės perdirbti visas jų dalis, prisideda prie tvarumo ir aplinkos apsaugos. Šių dienų technologijos ir šių dienų parduodamos jėgainės yra jau pilnai perdirbamos, įskaitant ir sparnus, su kuriais buvo galbūt daugiausia iššūkių, kaip padaryti ir užtikrinti, kad 100% pagamintų vėjo jėgainių dalių galėtų būti perdirbamos. Tai šiandien dienai visos jos dalis jau galimos būti perdirbamos ir mūsų patirtis yra, kad ne tik tai galim būtų perdirbti elektrinės dalis, ne tik tai galim būtų perstatyti į naują lokaciją, bet galima ir panaudoti tam tikras dalis, siekiant aptarnauti kitas dar veikiančias elektrinės. Tai iš tikrųjų yra daugybė galimybių, kaip esamas vėjo elektrinės toliau arba jų dalis toliau eksploatuoti ir užtikrinti tvarumą. Per pastarosius 5 metus vėjo jėgainės smarkiai patobulėjo, smarkiai paaugo tiek į viršų, tiek į plotį, tiek viduje naselėje. Ir dabar iš to pačio taško elektrinės gali, pagaminti ženkliai daugiau elektros energijos. Jeigu prieš 5 metus mes turėjom gamybas arti 5 milijonų kWh, tai dabar turim gamybas arti 20 milijonų kWh. Ir tai yra būtent dėl išaugusių ir patobulėjusių technologijų. Jeigu šnekam šiek tiek apie projektų vystymą, tai esame sukaupę didžiulę patirtį ir mums svarbiausias veiksnys yra vystant projektus, kad visuomenė irgi pajaustų naudą, ne tik tai, kad vystytojas ar galutinis gamintojas švarios elektros energijos tą naudą gautų, bet ir pati savivalda ir ten gyvenantis žmonės, sklypų savininkai. Tai šiandien dienai net teisinis reglamentas yra specialiai įkurtas ir pradedantis veikti, kad nuo kiekvieno pagaminto megavato yra labai konkretus skaičius, tai yra 1 euras, turi atitekti aplinkoje veikiančiai bendruomeniai arba būti panaudotas visuomenės poreikiam. Tai yra tikrai didžiulė paskata plėtoti, ilgalaikį santykį vystant tos projektus ir tai nėra vienintelė nauda, kurią vystomi projektai gali atnešti į regioną. Ateina didžiulės investicijos, jos ateina ilgam, nes projektai, kaip jau minėjom, kalbėjome, gali būti eksploatuojami apie 30-35 metai, kuriasi ir tiesioginės, ir netiesioginės darbo vietos. Veikdami vėjo energetikos rinkoje stengiamės bendradarbiauti su visais rinkos dalyviais, nes, kaip jau kalbėjome, siekiant bendrų tikslų, reikia maksimaliai išnaudoti viens kito galimybės. Vėjo energetika, kaip ir bet kuri energetikos šaka, yra pirmieji darbai ir projektų vystymas
imlus laikui, nes reikia ištirti ir aplinką, susitarti su vietos gyventojais, gauti finansavimą, užsakyti jėgainės ir dažniausiai vidutiniam projektam tai užtrunka apie 3-5 metus, dirbant nuosekliai ir pakankamai operatyviai ir žinant, ką darant. Kai gaunami statybos leidimai, iš esmės dar 3-4 metai vyksta statybos, nes reikia užsakyti vėjo jėgainės, reikia paruošti infrastruktūrą ir jėgainių gamyba su pristatymu kažkur užtrunka apie metai laiko, o jau pats montavimas iš tikrųjų vyksta pakankamai greitai. Sumontavus, belieka paskutinės stadijos, tai yra paleidimai, derinimai ir paskutinių dokumentų gavimas. Tai bendroji sumoji sudėjus, projektų vystymas nuo pradžios iki pat pabaigos, iki jau švarios elektros energijos generavimo užtrunka nuo 5 iki 7 metų. Bet tikrai yra pavyzdžių, kur mažesni projektai gal pasidaro greičiau, bet didieji projektai gali darytis net ir 10 metų. Ir čia aš kaip sakau, vėjo energetika yra labai gerai išsilaikę žvejai, reiškia, nes turi turėti maksimaliai daug kantrybės padaryti projektus. Mėly žiūrovai, su jumis kalbuosi iš automobilio, kiek neįprastai, tačiau važiuoju susitikti su Vaidotu, su kuriuo pasikalbėsime apie automobilių veiklos nuomą. Labadiena, Vaidotai. Sveiki. Tai papasakokite, ar automobilių veiklos nuoma Lietuvoje populiarėja? Taip, populiarėja ir populiarėja pakankamai stipriai. Įmonės supranta, kad automobilis tai yra tik tai darbo priemonė, kuri reikalinga nuvažiuoti į susitikimą pas klientus, nuvežti prekes, surinkti užsakymus. Tai nėra turtas ir vertinam automobilį kaip darbo priemonę, darbo įrankį. Iš tikrųjų, Lietuvoje yra priimta, kad geriau žmonės turės, kad ir seną automobilį, bet savo, negu naują ir nuomotą automobilį. Kokie yra privalumai išsinuomavus automobilį? Įmonėms mato tikslės sąnaudas ir kaštus, kokios patirs turėdami tą nuomotą automobilį, o ne priklausantį jiem patiem. Nes automobilis reikalauja pakankamai daug investicijų eigoje per 3-4 metus ir paprastai tos pinigų sąnaudos yra vertinamos tuo pirkimo momentu, pasižiūri, kiek kainuoja tepalų keitimas, pasižiūri, kiek kainuoja padangos, bet visi pamiršta, kad po metų, 2-3 keitimai, padangos, visa kita, jos brangs. Mes fiksuojame tuos kaštus ir pažadame, kad visas sutarties laikotarpį tas nuomos mokestis bus vienodas, tai yra lengva finansų skyriui planuoti, kiek kainuos automobilis, o vairuotojams tiesiog paskambint mum, jeigu kas nors nutinka eigoje eksploatacijos. O kokią realią naudą gali turėti verslo klientas išsinuomavęs automobilį? Jisai turi darbo įrankį, jisai nesuka galvos dėl tų pačių remontų darbų, dėl draudimų, jisai koncentruojasi į savo pagrindinį biznį. Pardavimas, administravimas, bet kas. Nes automobilis, jeigu tu juo domiesi, tai kai kuriem patinka, ten žinot, krapštytis, kiek kainuoja padangos, kokios ten tos padangos ir taip toliau. Bet daugumai vis tik tai yra tiesiog darbo priemonė nuvažiuoti iš taško A į taškas B, vakarė sėkmingai grįžti į ofisą ir po to grįžti namo. Tai čia yra pagrindinė nauda, kad įmonės dirba savo darbą, o mes kaip veiklos nuomos kompanija dirbam savo darbą, kurį turbūt gerai išmanom, nes vis tik tai pasaulyje turim šiuo metu virš 3 milijonų automobilių. Oho. Tai čia jūsų tie 2 ar 5 automobiliai ar 20 mums įtakos didelės, sakykime, neapkraus, bet mes jum turbūt labiau padėsim, negu kad patys investuotumėt savo energiją į tą darbą. O kokius sprendimus siūlote įmonėms, kurios siekia būti ekologiškesnės? Tai siūlome rinkoje esančius hibridinius modelius, jie dabar populiarumas auga stipriai. Yra atsiradę puikiai alternatyva tiem, kas bijo tų tikrų elektromobilių, plug-in hibridai.
tai šių rinka didėja. Nu ir vat kaip jūs atvažiavote su to pačiu elektromobiliu. Taip, bus labai patogus. Ir tylus. Ir tylus, taip, net nesupratau, kada užsivedė automobilis. Turi savo žavesį. Vaidotai, paminėjote, kad klientai vis dažniau renkasi hibridinius automobilius, bet vis dėlto, jeigu reikėtų paskaičiuoti, kuriuos daugiau renkasi, ar hibridinius, ar vis dėlto elektromobilius? Kol kas kiekio prasme laimi tiesiog hibridiniai automobiliai, jų nereikia krauti namie iš elektros tinklo. Sakykime, eksploatacija labai paprasta, kaip įprasto benzininio variklio, įsipilat benzino ir važiuojat savo reikalais. O elektromobilių ta paklausa, jinai tokia, kaip čia pavadinti, kaip dabar. Elektromobilio kol kas dauguma bijo dėl to, kad tai yra elektromobilis, nepažįstamas, lietuviai aplamai nelabai skuba naujovėm džiaugtis ir to kiekio jo didelio negali būti, nes ir toj pačioj vakarų Europai panašios tendencijos, bet žmonės ir įmonės kuo toliau, tuo labiau, sakykime taip, bando tas naujoves, kaip ir mes šiandien važiuojam elektromobiliu. Ir yra puikia alternatyva, kaip ir kalbėjom, pluginas, hybridas, tos technologijos, sakykime taip, auga kasdieną, nes patys, sakykime, įmonės politika yra jau kokie 3 metai naudotis tik tai elektromobiliais arba įkraunamais hybridais, mes kitokio net negalim pirkti automobilio savo reikmėm. Tai, sakykime, aš dabar važinėju kasdieną plug-in hybridų, jo ta rida tokia vasara 50 km galima, bet jau išėjo naujas modelis, kur galima ir 100 km nuvažiuoti. Tai yra puikus atstumas, sakykime taip, važinėjimui mieste kasdieniniam reikalam, kai tu iš tikrųjų gali važiuoti kaip elektromobiliu, bet jeigu yra kažkokia tai ilga kelionė į Klaipėdą, į Rygą, nereikia stoti, krautis, prisipilat kurą ir važiuoti su automobiliu. Labadiena, Justė. Labadiena, Justinas. Malonu. Malonu, kviečiu pasivažinėti. Justinai, važiuojame naujų ekologiškesnių autobusų. Papasakokit apie jį plačiau. Jis yra tarpmiestinis. Taip, tai yra tarpmiestinis autobusas. Scania ir Izar, švedų gamintojų autobusas. Ir noriu gal pasakyti pirmiausia apie atsirinkimo autobusų atsirinkimo kriterijus. Tai anksčiau įmonė turbūt kriterijus būdavo ekonomiškumas. Einant metams tie kriterijai atsirado to kriterijų daugiau. Tai yra linkstama link vairuotojo komforto, keleivių komforto, saugumo ir be abejo tvarumo, kuo šitas autobusas ir yra pasižymintis. Šioje vietoje atsispindi skandinaviškas požiūris į tvarumą, kuris siejasi taip pat su mūsų įmonės filosofija. Tai yra Scania ir Izar gaminys su skandinaviška filosofija, kuri apima visą jo gyvenimo ciklą. Nuo pat gamybos, kuri yra orientuota į tvarumą, iki jo utilizavimo, o tame tarpe ir eksploatacinės dalies, kuri yra taip pat tvari, nes autobusas yra, lyginant su jo pirmtakais, yra 900 kg lengvesnis, 15% mažiau emisijų generuojantis ir tai yra pagrindiniai tvarumo aspektai. Pakalbėkime apie iniciatyvas, kokias jas organizuojate ir kaip skatinate, kad gyventojai vis dažniau rinktųsi viešąjį transportą. Mes, žinote, turime bendrai tvarų požiūrį į visuomenę ir keliaujančią visuomenę, tai turime kelias komunikacijos linijas, skatinančias keliones į tam tikrus renginius, kur patogu į juos vykti, skatinančias keliauti ir pasimti, kombinuoti keliones su dviračiais, keliauti autobusu ir pasimti dviratį kartu ir vežtis į ant tam pritaikytų dviračių laikiklių. Taip pat šitoje vietoje noriu paminėti, jog investuojame į ne tik fizinę infrastruktūrą, tai yra pačius autobusus ar autobusų stotis, bet ir skaitmeninę infrastruktūrą, tai yra autobusų bilietai LT sistema, kurioje diegiame inovatyvius funkcionalumus keleiviams, padedančius planuoti keliones pigiau, įsigyti autobusų bilietus patogiau. Ką tik šiuo gražiu autobusu pasivažinėjau aplink Kauną ir pati įsitikinau, kad jisai ne tik tvarus, bet ir labai patogus. Na, o dabar keliauju susipažinti su marketingo direktoriumi Gintautu.
Kokius sprendimus taikote įmonėje, kad viešasis transportas Lietuvoje būtų kuo ekologiškesnis? Visų pirmiausia, turbūt reikia pasakyti, kad pirmiausia reikia padaryti savo mąstysenoje ir galvose sprendimus tam, kad suprasti keleivį, tam, kad suprasti žmogų, kuris naudojasi mūsų paslaugomis. Matydami pasaulinės tendencijas dėl CO2 išmetimo, dėl ekologijos, mūsų įmonė ilgai galvojo, sprendė, kokiu keliu pasukti, kaip prie to prisidėti. Ir vis dėlto mes supratom, kad ne vien ekonomika, ne vien verslas ir uždirbami pinigai duoda naudą mūsų visuomenė ir mums patiems, o tuo pačiu ir tvarus gyvenimas. Mes dar praėjusiais metais priėmėm tokį sprendimą, pasvėrėm savo galimybės, savo norus ir viltis, kad bent ketvirtis mūsų teikiamų paslaugų būtų atliekama tvaresniu arba visai tvariu transportu. Ir turiu pasidžiaugti, kad mes sėkmingai, gerai suplanavę, ryžtingai pradėję, tą tikslą pasieksime, nes įmonė šiuo metu keleivius vežioja apie 500 autobusų, iš kurių šiuo metu gatvėse jau zuja, veža keleivius 58 pilnai elektra varomi autobusai su nulinė emisija, o iki kitų metų vidurio įmonėje turėsime beveik 100 elektrą varomų autobusų. Kalbant apie tai, kodėl mes renkamės šitą žaliąjį kelią, tai turbūt tikslas arba priežastis yra pagrindinė ta, kad klientai, žmonės, kurie renkasi paslaugą, mes aišku norime, kad jie mus pasirinktų, mes norime, kad jie apskritai visuomeniniu transportu naudotųsi. Ir naudojimas tvaraus transporto ir tinkamai pristatyto visuomeniai kiekvienam iš mūsų pažadina tam tikrą jausmą, kada mes turime du daiktus, galime įsigyti prie vienos, aš žinau, kad jis yra ekologiškesnis arba pagamintas tvariau ir kitas renkuosi tą. Tai jausdami šitą filosofiją, manome ir esame įsitikinę, kad žmonės renksis ekologišką transportą, tvarų transportą, tame skaičiuje ir mūsų paslaugą, mūsų transportą. Šiandien tai buvo viskas, ką jums norėjome parodyti. Ačiū, kad žiūrėjote. Laidų pakartojimus galite rasti portale lietuvosryto.tv. Iki kito šeštadienio.